Sveiki visi. Einame beveik jau antrą pusę Advento. Ir nežinau kaip jums, bet man labai dažnai būna taip, kad įsibėgėjus kažkokiam tai laikui, net nepajauti, kaip tas laikas praeina. Adventas taip pat labai greitai eina, labai greitai lekia. Ir mes per visus rūpesčius, darbus tiesiog pamirštame iš tiesų Advento prasmę ir tą įstabtelėjimą tokį. Šios dienos Evangelijoje mes atrandame kvietimą. Jėzus kviečia ateiti visus, kurie trokšta jo ramybės, jo nuolankumo, jo meilės ir sako, ateikit, kurie vargstat, nes aš esu nuolankus ir romios širdies. Jėzus kviečia tuos, kuriems labiausiai reikia. Ir Adventas yra tas momentas, kuomet mes laukiame ateinant Kristaus. Tai kad nepražiopsot, kad nepramiegotume, iš tiesų galėtume atsiliepti tą kvietimą. Ir Kristų mes atrandame ir prakartėlėje, atrandame ir kitame žmoguje, gal ypatingai tuose, kuriems labiausiai reikia ar dėmesio, ar žodžio, ar skambučio, ar gero darbo. O Dievui, man atrodo, reikia, kad mes mokėtume mylėti taip, kaip Jis myli. Tai tie, kurie trokštat, kurie vargstat, ateikite pas jį.